Sveikinuosi su jumis labai anksti ryte, dabar yra 5:44. Ar matot? Esu Vilniaus oro uoste, atsibuvom labai smagiai Lietuvoje, pabuvom ir Vilniuje, ir Šiauliuose, ir Kaune, ir dar į Rygą spėjom nuvažiuoti, tai labai fainai kalėdiškai pasibuvom, o dabar sugalvom dar nuvažiuoti į Amsterdamą, pakeliui į Londoną. Niekada ten nebuvau, bus labai smagu aplankyti ir dėl to noriu pavloginti, nes noriu parodyti, ką patys pamatysim. Realiai nieko suplanavę neturim, ten busime tiesiog netgi mažiau nei parą laiko, man atrodo, nes tiesiog vienai nakčiai, šiandien yra labai ankstus rytas dabar, tai pabusim visą dieną, nakvosim ir tiesiai į Londoną. Tai va, o dabar esam su kavyte, nes be kavytės apskritai nežinau kaip įmanoma. Ir kažkur susitiksim pakeliui į Amsterdamą arba Amsterdame. Ir tiesiog, jūs žiūrite į mano visiškai be makiažo veidą. Prašom nesibarti, bet iš tikrųjų, kai keliauju, nelabai mėgstu prisidažyti, nes veidas ir taip labai sausė lėktuve, tai va. Tai čia, kol kas. Pasiskraidėm va su tokiu kukurūzniuku. Garsas viduj buvo tikrai labai triukšmingas, tai pamiegoti nelabai pavyko. Panašu, kad čia saulėta. Labas Amsterdame! Ką tik išėjome iš oro uosto, bandysim susirasti savo viešbutį, kad pasidėt daiktus. Ir lėksim kur nors, o čia yra 9:30 daugmaž. Ir dangus labai giedras, kai Lietuvoje gal -12. O taip. Visi myli karalienę. Mūsų viešbutis pasitinka su ja. Toks keistas, nematytas viešbutis. Visai gražus. Kambarys dar neaišku koks, bet pamatysim vėliau. Traukinuku atvykome į Amsterdamo patį centrą. Ten yra stotis Amsterdam Central. Ir dabar galim pasigrožėti vaizdais. Saulė šviečia nerealiai ryškiai, būtinai reikia nuo saulės akinių, kuriuo aš aišku dabar neturiu. Pastatai be galo skirtingi nuo to, ką jau esu mačiusi. Gal šiek tiek primena Yorko miestą Anglijoje. Pastatas sūrių mylėtojams. O, vaikeli, aš esu didelė mėgėja sūrių. Kasgi ten viduj vyksta? Kas čia? O, sūrių rojus. Šakės. Jeigu mėgstat sūrį, tai tobula vieta. Koks šitas su pesto, raudonas, su levandom. Miestas pilnas dviračių. Čia yra labai populiari susisiekimo priemonė. Tiesa, mačiau labai daug ir su Vespa važinėjančių. Dviračiai, dviračiai. Ir dar kartą dviračiai. Nežinau čia kiek jų. Visur aplinkui.
atėjom pavalgyti pačią triukšmingiausią vietą, kokią sugalėjome rasti. Ir čia nepapakuoja. So this morning, yeah, they from here for a day, so we are here for a day, and tomorrow, yeah, for one day, we're going back tomorrow. Like a transfer. Privalgėm beigelių, ar kaip ten jie besivadintų, lietuviškai, pasirodo kažkur einam, ne ten, kur norėjome eiti. Grįžtam atgal. Dabar bandysim rasti dar porą tokių žymesnių vietų. Ir tada, manau, grįšim atgal viešbutį šiek tiek pailsėti, apšilti, pasimsiu kepurę, nes šalta. Iš tikrųjų, nėra žiauriai šalta, nes saulė šviečia ir viską, bet vis tiek vėjas, gan šaltas, tai manau, vakare bus tikrai labai šalta. Bet kol kas patirtis labai smagi. Miestas be galo gražus, žmonės labai šilti, nes sėdėjom prie staliuko, iš karto porą žmonių pradėjo kažką klausti, iš kur esat, lalala. Tai, smagu. Kai laisvės statulės išeina pasimaudyti. Deja, turime labai mažai laiko, tik šiandieną, nes mielai aplankyčiau Van Gogo muziejų. Teks atvažiuoti kada nors kitą kartą. Iš tikrųjų labai džiugu matyti, kad tiek daug jaunų ir žmonių ir net vaikų pilna yra prie muziejaus. Be galo daug apėjom, dabar grįžom trumpam į viešbutį, norim įlysti į šiltesnius rūbus, nes labai sušalom. Buvau pamiršus kepurę neišsiemus iš lagamino, tai teko su šaliku apsirišti. Mūsų viešbutis yra visai šalia oro uosto, tiesiog 5 minutės pėstute. O nuo oro uosto yra traukinys, kuris veža į centrą, vėlgi ten gal 10 minučių iki to centro, tai visai netoli. Manau, jau kameros nebeimsiu, nes noriu tiesiog pajusti, pamatyti naktinį Amsterdamą. Galbūt nebent kažkiek tai nufotografuosiu ar nufilmuosiu telefonu. Miestas tikrai labai gražus, architektūra įspūdinga, tikrai verta aplankyti ir tikrai yra ką pasižiūrėti. Ir manau, kad mes dar labai daug ko neapėjom, bet dar bus progų. Pajutau, kad žmonės, jeigu neklystu, tai pasirodė labai draugiški, nes labai daug kas tiesiog užkalbino, klausė, iš kur esat ir kiek laiko Amsterdame, kaip patinka Amsterdamas, kažkokių patarimų davė, ten galbūt kur pavalgyti ar kur apsipirkti nueiti. Nors mums tikrai neapsipirkimai šiuo metu esmėje, nes turim vieną dieną, tik tais tai neto atvažiavom. Kuo norėjau pasidalinti, tai kad vaikščiojom mes po tokią gatvę, kur ten yra galerijos, visokie antikiniai dalykai, parduotuvėlės visokios ir kažkaip tiek mes prisižiūrėjom tų menų ir tokių grožių ir paskui toje gatvelėje užbėgom į tokią kepyklėlę, kur tiesiog visai netyčia pasiėmiau kakavos, ta kakava pasirodė nerealaus skonio, tiesiog tokia tikra, ne iš miltelių, kaip tikrai virta namie. Ir mes su tą kakavą vaikščiojom ir, tai miestas yra upių miestas, tilteliai visur. Ir kažkaip tais aš sustojau ant vieno tiltelio ir tiesiog žiūriu į tą vandenį, į pastatus aplink esančius, kurie atsispindi vandenį ir siurbčiau į tą kakavą ir tiesiog užėjo tokia nuotaika, kad sakau, sustok, įsiurbk visą tą gėrį, visą tą grožį į save, pasimėgauk tuo, nes mes visi visur skubam, visi visur bėgam ir kartais tiesiog nespėjam įkvėpti to nuostabaus oro ar
tų nuostabių emocijų ir tiesiog, kad jos išliktų mumyse ir sugeltų geras emocijas. Tiesiog, aš pati gyvenu Londone ir jeigu buvote kada nors Londone, tai žinot, kad ten žmonės tiesiog visi bėga, užsiėmę, gyvenimas verda, darbai, ten visokie kūryba ir taip toliau. Ir tikrai dažnai tiesiog nesustoji ir nepagalvoji, kad kokia graži diena, kaip viskas yra faina, nes galbūt tai ir yra tik smulkmena, bet realiai smulkmenos daugiausiai ir tai reiškia. Kartais užtenka vienos smulkmenos, kad mus įkvėptų, kad mus padarytų laimingesniais. Ir aš manau, kad nedideli dalykai mus padaro laimingais, o tiesiog tokie mažiukai susideda, susikaupia ir išlieka mumyse, išlieka tokie prisiminimai. Dėl to gal čia galvosit, ką tu čia sapaliai. Bet aš ką norėjau pasakyti, aš noriu tiesiog jums palinkėti, kad sustokite kartais, apsidairykit, pajuskite, kaip yra aplinkui gražu, tikrai yra kiekviena mieste, nesvarbu, kur esate, visur yra, ką galima gražaus pamatyti, giedras dangus ar paukščiai čiulbantis, ar, nežinau, ar skanus puodelis kavos, ar pyragėlis, ar geras pasakytas žodis, ar žmogus praėjo pro šalį šypsodamasis. Man visą laiką, aš kai matau žmonės, kurie šypsosi, man visą laiką irgi tokia gera emocija persiduoda ir tiesiog aš pati stengiuosi daug šypsotis ir perduoti tą emociją kitiems. Ir labai toks ilgas mano pokalbis gavosi, bet tiesiog, norėjau pasidalinti, kad pajuskite tą gerą emociją iš mažų dalykų, nes tai maži dalykai yra dideli dalykai. O kas dar liečia šitą šalį, tai labai pastebėjau, moteris mėgsta ryškiai lūpas dažytis, labai daug pamačiau moterų raudonom lūpom, tiesiog net ir dienos metu, ten 10-11 rytą. Tai, aš visą laiką, kai keliauju į skirtingus miestus, skirtingas šalis, man visą laiką be galo įdomu pamatyti, kaip moteris dažosi, kaip jos atrodo, kaip, tiesiog, gal sakyčiau, iš profesinio taško ar iš hobio taško, bet man visą laiką smagu pamatyti, sužinoti. Tai tiesiog irgi tokį įkvėpimą gavau, kad, ir kas, kad šiandien yra paprasta diena ir rytas, aš galiu savo ryškiam vyšniniam lūpom išeiti į darbą, taip. Jo, ir tiesiog. Tikiuosi, kad jūs turite labai nuostabią dieną. Aš einu gerti arbatos pasidariau, mes taip pat atsivežėm šiek tiek lietuviškų skanėstų, daugumą daiktų tai išsisiuntėm, dar neišsiuntėm, bet tėvai išsiųs per kurjerių tarnybas, nes tiek man pridavanojo didelių dėžių visokių arbatų ir saldainių ir viso kito, kad tiesiog nebetilpa mum į normalų lagaminą. Tai sakau, tiesiog gal geriau išsisiųsim, nes aš kaip visą laiką dar prisiperku arbatų ir prieskonių ir visokių ten gerybių. Tai gausim gal už 1,5 savaitės. Tai va, tai turbūt pabaigsiu vlogą čia, nes jaučiasi gal balsas visiškai užkimęs. Vos prašneku, iš tikrųjų, nes jau visą savaitę, kai vos prašneku, bet dabar jau taip visai jau jaučiu, kad reikės biškį patylėti turbūt, bet tikiuosi patiko, tikiuosi kažkiek įkvėpiau ir tikiuosi susitiksim labai greitai. Iki.